Labą dieną, mėlieji. Labą dieną. Sveikinamės su jumis iš Kauno. Vyksta mūsų susitikimas sode, Žaliakalnyje. Ir kartu su Violeta aptarėme mūsų būsimą kelionę po Egiptą. Ne tik tai su Violeta ir su šuniukais. Čia man baksnuoja į šoną ir judina mikrofoną. Taip, turim visą komandą šunynų, 3 šunis. Taigi, mėlyjeji, ką norime pasakyti? Šį ateinantį rudenį, lapkričio 2-7 dieną, kaip tik tuomet bus vėlinių tokie laisvadieniai, kviečiame jūs į Egiptą. Hurgadoj, Egipte, mes su Violeta vesim meditacinį retrytą, kūrybinės atostogas, kurios vadinsis 7 hatoros, kūrėme savo likimą. Apie hatoras ir mitologiją detaliau papasakosiu kada nors kitą kartą, tiesiog tai yra Egipto likimo deivė, grožio, seksualumo, moteriškumo, gydymo toksai archetipas. Ir kviečiam jūs savaitę laiko atostogų į Egiptą ir paruošėm labai prabangią ir tokią labai intensyvią programą. Programoje, aišku, įeina viskas ir laikas jūsų bus mūsų rankose, jeigu aš taip galiu pasakyti, ir jūs būsite paimti nuo oro uosto ir atvežti į oro uostą. Ir visą tą laiką mes rūpinsimės ne tik mes, bet ir visa komanda, kuri yra su mumis. Tai vila yra nuostabi, tai Dalios vila, jinai ją padarė su begalinė meile, su begaliniu dėmesiu, žiniom ir gal labiau apie vilą. Taip, mėlieji, žinom, kad jūs esat labai užimti. Žinom, kad viskuo rūpinatės patys. Mūsų seminaro dalyvės tikriausiai dauguma bus moteris. Kiekvieną dieną jūs einat į darbą, rūpinatės šeima, kalnus verčiat ir dar užsiimat dvasiniu tobulėjimu. Ir iš savo patirties žinau, kad kartais vakare ar ryte pasirūpinti savimi jau nebėra jėgų. Aš pati labai daug keliauju ir dažnai moku beprotiškus pinigus už kažkokius treningus, išlipi iš lėktuvo, ieškok, kaip ten nusigauti į vietą, ten moki papildomus kažkokius mokesčius. Tačiau šios kelionės, kurias organizuojam su Violeta, jos yra tokios labai tausojančios. Kaip Violeta sakė, mes rūpinsimės viskuo. Jūs išeisit pro oro uosto duris ir pateksite mums į glėbį. Į seminaro kainą įskaičiuota maistas, gyvenimas, priemonės, kurias naudosim, ekskursinė programa, tiesiog visa seminaro programa, kad paskui nebūtų papildomų rinkliavų, kaip kad būna paprastai per valdiškas ekskursijas. Apie vilą. Seminaro dalyviai gyvens Hurgadoje, vila Šahrazad, kurią aš kūriau ir puoselėjau 17 metų. Tai bus ne kažkoks tai turistų nušniaukštas viešbutis, kuriame žmonės atvažiavę išvemia stresą ir lekia kažkur tai toliau. Tai yra namas pastatytas, sukurtas pagal visus fengšui dėsnius, kiekvienas kambarys yra tam tikros spalvos, turi tam tikrą archetipą, mitologiją. Netgi patalynė kiekvienam kambarį yra dormeo, užvalkalai yra Pakistano medvilnės pritaikyti pagal kambario spalvą. Tai yra tikra vila, ne kažkoks tai beprotnamis lietuviškam pajūrėje, kuris vadinamas vila, kur klykia vaikai, kaimynai žiūri ten iš kitų namo pusių, o baseinas yra prisisiotas ir prakaituotas. Iš tikrųjų, tai yra milžiniška erdvė, labai privačioje vietoje, Arabijos dykumoje.
aplinkui praktiškai nėra kaimynų, nors namas yra mieste. Taigi jūs pamatysite, ką reiškia vilos archetipas. Viloje yra privatus baseinas, plaukimo baseinas su geriamu vandeniu, yra sodas, yra gyvūnai, mano egiptietiški šuniukai ir katinas. Taigi vila bus mūsų seminaro toksai avanpostas. Mes nakvosime ir dalis praktikų vyks viloje. Ir taip pat esam numatę daug visokiausių ekskursijų. Gal Violeta daugiau apie tai papasakos? Ekskursijos bus įvairios, tai bus ir jūra, ir dykuma, ir senamiestis, ir vietinis turgus, ir vietinės parduotuvės, bet čia yra viena dalis, tai bus praktikos, kurias mes turėsime atlikti, tai yra užduotys. Tos užduotys labai įdomios ir keliančios susidomėjimą, iškeliančios labai daug ir gerų dalykų, ir šešėlių taip pat. Praktikos prasidės ryte viloje, prasidės nuo meditacijos, nuo veido jogos, nuo pusryčių. Maistas bus ypatingas, jisai bus ruoštas namuose egiptietišku stiliumi, ta prasme maistas bus gaminamas iš produktų, kurie nebuvo šaldyti, jie buvo tik tai šviežūs. Maistą valgysim vėlgi kitaip. Labai akcentuosimės į sąmoningą valgymą. Kas tai yra? Tai yra tai, kad mes valgom ir ragaunam tą maistą. Mes būnam su juo. Mes jaučiam, kaip kūnas reaguoja į vieną ar kitą maistą. Mes naudosim praktiką, kuris vadinasi pirmo kąsnio praktika. Kas yra pirmas kąsnis? Tai yra tai, kad per pirmąjį kąsnį mes galim pajusti daug daugiau, negu kad suvalgius visą kitą maistą. Kas yra pirmą kartą pamačiau tą, pirmą kartą įsimylėjau, pirmą kartą gavau kažkokią tai tokią ypatingą dovaną, tas pirmas kartas jisai yra ypatingas. Tai labai naudosim būtent tą pirmo karto praktiką. Kremus darysimės tenai iš egiptietiškų produktų. Jie yra irgi natūralūs, vietiniai ir kiekvienas galėsite pasidaryti savo kremą su Dalios pagalba ir visus tos kremus naudosimės visą tą savaitę. Taip kad jums nei šampūnų, nei kremų, nei dantų pastos, dantų šepetėlį pasiimkit, kad pirkti nereikėtų, nesidalinsim. Tai žodžiu, toksai trumpas pasakojimas apie tokius kasdieninius dalykus, ką mes ten darysim. Galbūt kas mūsų nepažįsta, turėtume ir prisistatyti. Dabar visokiausi retrytai, moteriškos stovyklos yra labai madoje. Nepaslaptis, kartais kolegės, kurios pačios dar nebuvo kokiam krašte, kviečia merginų ratą, kadangi nori aplankyti tą šalį. Ir būna, kad veda visą grupę į kažkokią tai nežinią. Būna, kad nuobodžiaujančios namų šeimininkės pradeda vesti kažkokius užsiėmimus ir neaišku, kur veda visą grupę. Taigi, mielieji, mes kviečiame jūs su visa profesinė atsakomybė. Aš esu Dalia Braziulytė, profesionali psichologė, reiki, karūna reiki, meistrė, sisteminės šeimos terapijos specialistė, auros somos dėstytoja ir turiu daugybę kitų profesijų, įskaitant egiptologiją. Įsivaizduokite, aš esu egiptologė ir Egipte jau gyvenu laiks nuo laiko 17 metų. Violeta yra kosmetologė, profesionali masažo specialistė, jogos mokytoja, mitybos konsultantė ir turi daugybę visokiausių diplomų, sertifikatų, visa, kas yra susiję su sveikatinimu ir žmogaus grožiu. Aš galvoju, kad diplomai yra vienas dalykas, bet gyvenimo būdas, kuris duoda tą sveikatą, gerą nuotaiką, tai yra kitas dalykas. Aš turbūt norėčiau pasakyti, kad man 60 metų bus už savaitės, taip kad Daliai turbūt irgi kažkaip panašiai.
Taip, kad kalbu tikrai iš savo patirties ir noriu perduoti savo žinias moterims, kurioms gal dar tik tai 40, o gal jau 70. Ir va tie maži dalykai, kuriuos aš atrinkau per savo sąmoningo 30 ir daugiau gyvenimo metų sveikatinimosi, praktikų, teorijų. Aš manau, kad tai matosi ant manęs ir ant Dalios taip pat. Ant Violetos matosi konkrečiai. Aš tiesiog kaip dešimtmečius pažįstantis Violetą žmogus galiu pasakyti, kad nuo mūsų pažinties turbūt kokiais 99 ar dar anksčiau metais jinai praktiškai nepasikeitė. Nu, plaukai pasikeitė. Ir merginos mes nedarėm jokių plastinių operacijų, jokių botoksų, jokių ten užpildų, papildų ir panašių dalykų. Bet prieš eterį pasidažėm lūpytes, aš dar prisiklijavau blakstienas. Tai va čia yra visa mūsų... Visa paslaptis. Tarp kitko, mano praktikose mes yra tokia jogos metodas, toksai kaip pasidažyti lūpas per 2 sekundės, nenaudojant lūpdažio. Tai šitą irgi darysim. Selfie pasidaryti. Tai irgi praktiką pasidarysim. Sugrįžtant prie rimtų dalykų, tų atostogų metu mūsų laukia daug įvairių psichotechnikų. Dabar yra madoje toksai angliškas žodis life hack. Tai yra tam tikri gyvenimiški metodai, įpročiai, kuriuos gali panaudoti bet kokioje situacijoje labai greitai, be didelių pastangų. Bet tam, kad surinkti šiuos receptus, reikia perfiltruoti šimtus ir tūkstančius turbūt įvairiausių psichologinių technikų, kol atrenki tokį rinkinuką, kuris veikia visais gyvenimo atvejais. Taigi mes su Violeta esam paruošę štai tokią programą jums, kaip Violeta pasakoja, kiekvieną dieną pradėsim nuo meditacijos, susitikimo su savim, skanių, ramių pusryčių, veido jogos, masažiuko, psichologinių technikų. Atostogų metu mokysiu jūs kvėpavimo technikos, kuri padeda nuimti įtampą, stresą, akimirksnių šarmina organizmą ir pasižymi įvairiausiais sveikatinimo ten dalykais ir tiesiog tokių poveikių. Taip pat mokysimės emocinės laisvės technikų, tokį metodą, kuris padeda paleisti įtampą, stresą ir kurio pagalba galima dirbti su įvairiausiom temom nuo problemų iki pageidautinų įgūdžių formavimo. Egipte taip pat mokysime sielos koliažą. Darysime tokius labai smagius paveikslėlius ir juos aprašinėsim ir tokiu būdu susitiksime su savimi. Be abejo, bus ir aurasoma, kaip be šito. Violeta taip pat yra paruošus daug visokiausių savimasažo, veido jogos, darbo su kūnu, visokiausių metodų. Čia bus ką veikti. Ir nebijokite, tai nebus sudėtinga arba jūs nepavargsit iš tikrųjų darydamas tuos visus pratimus, kadangi jie neužims ilgą laiką. Ir mūsų tikslas yra pateikti jum tokią programą, kad dalį tų metodų galėtumėt vėliau sugrįžę namo perkelt į savo kasdienį gyvenimą. Ir kad galėtumėt sugrįžusios toliau skubėti, bet skubėti ramiai. Ir galėtumėte įtakoti savo savijautą, sveikatą, grožį ir tikiuosi likimą. Va tas skubėti ramiai, labai daug žmonių supranta, kad atsipalaiduok, nestresuok, relax, kaip sako. Dauguma žmonių supranta, kad tai yra, jeigu jau atsipalaiduoji ir ramus, tai tu turi gulėti, nieko neveikti ir ten knygą skaityti ar kažkaip tai. Ne. Mes viską darom, kiekvienos dienos darbus iš atsipalaidavimo būsenos. Bet šitą reikia išmokti, ką mes ir darysim. Ir čia, kada išmoksti tos savijautos, kada tu atsipalaidavęs ir gali skubėti, tai yra labai svarbu, bet tavo galva yra švari, sukoncentruota ir daug daugiau darbų galima padaryti per tą 10 minučių ar valandą laiko, kada esi toj būsenoj, kontakte su savimi ir atsipalaidavimo būsenoj.
Tai Žodžiu, sugrįšime prie gyvenimo spalvų, skonių, kvapų, neįsivaizduojate, kas jūsų laukia, kokios užduotis, parduotuvėlės, šopingas, įvairiausios patirtis. Mumis rūpinsis ir patarnaus vyrai, kadangi arabiškam pasauly vyrai pagrinde dirba. Vėlgi, moterim, merginom tai bus tokia gydanti patirtis, jeigu yra kažkokie tai nusivylimai, nepasitikėjimas. Tiesiog bus situacija, kuomet ne jūs lakstote su lėkštėmis ir maistais, bet būtent vyrai jums patarnauja nuo nardytojų iki vilos personalo ir kokių nors pardavėjų mieste. Mūsų kelionės datos jau yra nustatytos. Pradžia lapkričio 2 dieną, pabaiga lapkričio 7 dieną. Jei norėsite ilgiau pasilikti, labiau pasyviai pailsėti, prailginti atostogas, tai galima padaryti, tik tai prašysim pranešti iš anksto. Iš Lietuvos į Hurgadą tuo metu bus čarteriniai tiesioginiai skrydžiai, 4,5 valandos ir jūs jau būsite Egipte. Laikas tuo metu yra toksai barchatinis sezonas, jūros vanduo būna kažkur tai 26-27 laipsniai, baseine kokie 25, oro temperatūra kažkur pakyla iki 28, dieną ir naktį būna maždaug tokia pati, taip kad nebus nei šalta, nei karšta. Ir mes jau pradedame registraciją. Detalę kelionės programą galite žiūrėti mano Facebooko puslapyje. Jeigu turiu jūsų elektroninio pašto adresą, išsiųsiu asmeniškai. Galite užduoti klausimus, rašyti. Kelionės kaina yra 1550 € be lėktuvo bilietų. Tačiau į šią kainą įeina pilnas maitinimas, apgyvendinimas, visa programa, priemonės, kurias mes naudosim seminaro metu, tiesiog praktiškai visa kelionė. Atrodo, viskas įskaičiuota, tai reiškia iš tikrųjų viskas įskaičiuota, nuo lėktuvo iki lėktuvo. Tai yra kelionės į miestą, kavos mieste, maistas mieste ir namuose. Sultis pro mašinos langą. Sultis pro mašinos langą, čia tai geriausias. Jau čia, kad tokį man įspūdį paliko, kada pirmą kartą ateina sultis pro langą ir ne bet kokios sultis, o tikros, šviežios, šviežiai spaustos ir va tik iš spaudyklos, iš laukų, galima sakyti. Čia wow, šitas dalykas tai buvo labai. Tarp kitko, moterys, jeigu jūs galvojat, kad jums bus labai smagu, kada jūs vyrai visą laiką aptarnauja ir jūs nieko neveiksit, tai pasiruoškit sutikti savo tą maištaujančią moterį, kuri pasakys, aš pati, čia aš pati. Žinokit, bus labai daug tų vidinių stebuklų, kurių mes net negalvojam, kad mes juos turim ir jie išlenda. Tai va toksai curiosity gyvenimiškas žavi ir veda į priekį. Nes tam, kad būti tikra dama ir mokėti priimti, reikia truputėlio praktikos ir laiko, kuomet mes iš savo darbų šokam į lėktuvą, o iš lėktuvo šokam į kokią nors egzotišką šalį, mes iššokam tokios pačios, kokios būnam Lietuvoje. Už tai visą laiką mėgstam kontroliuoti, valdyti, viską daryti pačios, bet šių atostogų metu jūsų laukia toksai, sakyčiau, tokia arabiška atmosfera, kaip 1001 nakties šalyje. Registraciją pradedam dabar, vietų skaičius ribotas. Ir šita kaina 1550 € galioja iki rugsėjo 1 dienos, jei užsisakysite ir užmokėsite registracijos mokestį iki rugsėjo 1. Po to rudenį kaina jau bus didesnė, 1750
50 eurų. Vietų skaičius ribotas ir jei planuojate dalyvauti, praneškite mums iš anksto, atsiųsime meilės laišką su visais detaliais pasiruošimais. Labai gaila, kad per internetą negalima atsiųsti kvepiančių laiškų, kaip aš anksčiau gaudavau iš Dalios. Atsidarai pašto dėžutę, pasiimi laišką, o tas laiškas kvepia. Tai Nieko, kai atvažiuosite į vilą, viskas kvepės. Taigi, mielieji, su geriausiais linkėjimais kol kas iš Kauno, bet jau pakeliui į Hurgadą, laukiam jūsų. Laukiam jūsų. Aš manau, kad bus nepamirštamas laikas. Ate.